Sveiki, draugai. Kadangi mes šiandien švenčiame antrąjį gimtadienį, o tai reiškia, kad mes jau išaugome iš pampersų, tai šis epizodas bus visiškai game changing. Taigi, kaip ir minėjau, pradėsime nuo susitarimų. Tai kadangi dauguma iš jūsų žiūri mūsų epizodus, bet nei kiek neprisidedat prie mūsų augimo, o tai reiškia, nepaspaudžiate prenumeruoti, nepaliekate savo laikų ir didžioji dauguma nekomentuojate, tai draugai, taip mes draugauti su jumis toliau nebegalime. Tai jeigu jūs norite, kad mes pasiektumėm trečiąjį gimtadienį ir taptumėm dar didesni, tai dabar pradėsime nuo to, kad dabar pat jūs paspaudžiate subscribe, būtinai paliekate savo širdelę ir tada mes galėsime keliauti toliau ir susipažinti su mūsų šios laidos viešnia. Tada tu, kaip žinai, jaunas kūrėjas, dar plus nebaigęs, ten, žinai, kažkokių mokslų, labai aišku, turi labai daug nepasitikėjimo savim ir tu galvoji, kad tik kas nors nupirktų, prašau, paimkit šitą mano suknelę, žinai, o jums patiko, ačiū, kad jums patiko, žinai, tikrai labai dėkinga, aš jums sumokėsiu, kad jūs ją užsidėtumėt, žinai, nu, pradžioj toks būna, bent jau mano toks buvo mindsetas, žinai, aš tikrai labai daug dalykų turiu ir nemokamai. Ir ten vos ne į minusą, kad tik tos mano rūbus kas nors nešiotų, nes man atrodė, o Jozu, jeigu kažkam patiko, tai čia iš viso mano svajonės išsipildymas, žinai. Mes dar niekada nefilmavome epizodo lovoje, bet pagalvojom, kad šiandien suaugusiam mergaitėm galima viskas. Ir šį epizodą mes padarysime visiškai atvirą, nes Kamilė yra tas žmogus, kuri turi papasakoti labai daug paslapčių ir tokių galima net sakyti, galima ištraukti skeletus iš spintos apie mados industriją. Tai čia reiks dabar taip daryti. Taip. Nu, pabandam. Tai ką, pirmiausia, noriu pristatyti jums mūsų šio jubiliejinio epizodo viešnią, tai yra Kamilė Bukauskaitė, kas dar nepažįsta ir nėra matęs jos šiek tiek galbūt tokios ryškesnės, nei įprastai mes įpratę matyti lietuviškos kūrybos, tai Kamilė yra The Pose brand prekės ženklo įkūrėja ir tai yra labai apie ryškius drabužius, apie tam tikrą saviraišką per meno formą. Ir Kamilė yra tas žmogus, kuris labai drąsiai kūrė ne tik drabužius, bet ir įvairius sceninius įvaizdžius. Tai Kamilė taip pat yra gerai žinoma stilistė Lietuvoje, tai va šiandien ir norėčiau, kad Kamilė galbūt labiau papasakotų mums, tai apie kągi esi tu ir kur tavęs yra daugiau? Visgi dabar tavo gyvenime daugiau užima laiko kūryba ar darbas su sceniniais įvaizdžiais, su fotosesijų stilizavimu? Tai kas yra Kamilė šiandien? Aš žinau, kad tu klausi, prašysi prisistatyti, aš taip sakyčiau, kad esu žmogus valdomas kūrybiniu impulsu ir visiškai pasiduodantis tam, žinai, kur yra impulsas, aš nemoku jam atsispirti ir tada tiesiog turiu padaryti. Tai kartais tai yra drabužio kūrimas, kartais tai yra stilizavimas, kartais yra sceninis įvaizdis, kartais yra dabar visai nauja kryptis mano yra komandų uniformų kūrimas, tokių kaip pavyzdžiui barų uniformos, barmenų uniformos ir panašiai mane žmonės kreipiasi, kurie nori kažko tokio kitokio negu įprasta, ne šiaip maikutės įprinto, o kažkokių, pavyzdžiui, marškinėlių, bet kad jie turėtų daugiau įdomesnių detalių, tarkim, tai šita kryptis visai dabar mane labai domina ir gali labai įdomiai pasireikšti, dėl to, kad iš tikrųjų labai įtraukia ir tai, kad tu turi, man patinka analizuoti žmonės. Aš niekada nedarau to, kas yra madinga, nepadedu ir neužmaunu ant to paties krupaliaus visų klientų. Aš vis laik labai mėgstu įsigilinti į atskirą kliento istoriją, į jo kažkokius poreikius išgirsti, jo stilistiką, jo charakterį ir tada tiesiog savo patirtį, savo žinias ir savo estetiką pritaikyti būtent kliento visai tai biografijai. Tai vat labai įdomis sritis yra kurti būtent dabar komandų uniformas, nes kiekvienas brandas, kiekviena įmonė, kiekvienas baras turi savo filosofiją, turi savo spalvas, turi savo detalės ir tu labai daug gali pritaikyti tai savo kūrybos. O kalbant apie tavo drabužių prekės ženklą, kadangi tavo drabužiai yra labai ryškias spalviai, jie yra pakankamai ir drąsių formų, ir drąsių sloganų, kaip tu galėtum apibūdinti savo klientą, žmogus, kuris ateina pas tave nusipirkti drabužį?
kokia yra jo profesija, kas jisai yra, maždaug, ta prasme, tu vis... Jo, kadangi mes gyvenam Lietuvoje ir vis dar mes esam tokie ganėtinai konservatyvūs, mes nesam Barcelonoje ar ne, arba kokiam Berlyne, kur žmonės gali sau leisti taip eiti į darbą ir tai yra visiškai norma, pas mus tai dar skaitosi, na, tu turi būti drąsus, tu turi save išreikšti per meną, per madą, per drabužį, kad tu galėtum užsidėti ryškesnį rūbą, aš jau negalbu apie kažkokių drąsesnių formų, arba, sakykime, tokių printų su smailais, beje, galėtum gal šiek tiek papasakoti apie šitą suknelę, žinau, kad ją kūrė ne viena. Jo, šita būtent suknelė yra, tai mūsų su Skaiste Semeninkė menininkė bendras kūrinys ir dar prisidėjo dizaineris Raimedas Latvijas. Tai čia, ką matote, tai yra menininkas Skaiste Semeninkės paveikslų motyvai, čia tokios mergaitės su karūnom žmogeliukai ir taip pat joje iš tam printą yra įkomponuoti mano drabužių dizainuose, naudojami visokie užrašai kaip Baby's Busy, United States of Love, Techno Yoga Meditation ir dizaineris Raimedas Latvijas tiesiog sujungė mūsų abiejų estetiką, dadėjo dar savo vizijos ir sukūrė tokį visiškai unikalų printą, raštą, kurį mes naudojame drabužiuose. Tai yra šitas švarkas pagamintas tokiu principu, aš jį pristatinėjau prieš 4 metus Dūmų fabrike kolekcijai ir dar kelis esu gaminius pagaminus būtent naudodama šį raštą, nes aš kažkaip... Nu, aš labai nemėgstu tų parduotuvinių raštų, kur, žinai, eini parduotuvę ir jau žinai, iš kokios parduotuvės yra pirktas tas audinys. Tai man patinka arba tokie clean audiniai, arba tiesiog per spalvą, žinai, žaisti spalvom, arba audinių deriniai, o jeigu jau raštas, tai man jis turi apie kažką kalbėti, žinai. Tai aš tada jį arba dar papildomai papildau jau kažkokį esamą audinį, pavyzdžiui, žinai, turiu tokių gaminių, kur, tarkim, leopardinės kelnes, bet aš dar jas išsiuvinėju ant viršaus dar kažkokių užrašų, kad būtų ne tik leopardas, kad būtų kažko daugiau. Tai va, tai čia yra realiai jungtinis 3 menininkų kūrinys, taip galėčiau pasakyti. Tai čia toksai drabužis su istorija. O klausė apie klientą ir iš tikrųjų aš pati šiais metais atsidūriau tokią poziciją, kur galvoju, nu, žmonės, kurie mane žino, tai jie žino, ko iš manęs tikėtis, jie žino, ko iš manęs laukti ir ko iš manęs prašyti. Ir iš tikrųjų labai skirtingi žmonės mane žino per labai skirtingus kampus. Vieniem aš esu crazy, kitiem aš esu ta, kur gerai stylina moteris paprastais klasikiniais kostiumėliais, kažkam aš esu žmogus, kuris paskutinę minutę gali padaryti max rezultatą ir kiekvienas, kas su manim susiduria per kitą kampą. Tai tarkim, mano brandą, kadangi mano brand yra labai tokių kaip mini kolekcijyčių ir jos visas yra labai tokios apjungiančios tam tikrą žmonių bendruomenę, sakykime. Ir tarkim, Techno Yoga Meditation sugalvojau kažkada tokį šūkį, kuris yra skirtas galbūt būtent Berlyno, žinai, tarkim, pakraipai labiau, kuris yra skirtas vakarėlių mėgėjam, kurie taip pat po vakarėlių mėgsta ir jogas, meditacijas ir visokius tokius dvasinius dalykus, bet taip pat mėgsta ir gerai po vakarėlių, žodžiu, kaip sakant, pareivint. Tai tiem žmonėm yra skirtas Techno Yoga Meditation. Bet aš, pavyzdžiui, turiu tokias romantiškas palaidines su kaspinais. Ir ten yra visiškai kita pakraipa. Ten jau dažniausiai yra moteris ir būtent kurios dirba dažniausiai ofisinį darbą kažkokį, bet jos nori būtent į savo tą ofiso kapsulę įsivesti ir kažkokį tokį įdomesnį dalyką, linksmesnį dalyką. Ir jos jau yra mano tos klientės, kurios perka palaidinę su kaspinu. Ir tai yra absoliučiai 2 skirtingi kontingentai. Ir žinai, jie kai mane žino, tai jie būtent žino, kad čia Kamilė ta, kur kaspinus daro, arba čia ta Kamilė, kur ten tusovčikam rūbus daro, žinai, čia ta Kamilė, kur vakarėlis daro, tai čia ta Kamilė, kur, nežinau, kažką kostiumų sceninius daro. Nu, visi labai skirtingai žino. Tai va, tai žodžiu, jo, nu kažkaip tas brandas toks nevaldomas tapo, nes aš pati tokia esu labai chaotiška, triukšminga ir mano chaose yra labai daug mano dalių ir man visos jos patinka, žinai, ir aš kartais noriu ramiai kurti, minimalistiškai, o kartais noriu garsiai kurti. Ir nenoriu nei vienos dalies, žinai, kažkaip paleisti ar užgošti, tiesiog leidžiu visam jom būti tada, kada jom reikia. Bet aš tavęs asmeniškai, kaip kūrėjos, ir mums teko ir dirbti kartu, ir bendrauti nemažai, bet aš asmeniškai tavęs neįsivaizduoju kaip žmogaus galinčio kurti minimalizmą ir save taip realizuoti. Nes man atrodo, kad tu kaip tik atsiveri per kažkokius labai drąsius sprendimus, per tas spalvas ir jos labai gerai tave atspindi, nes tai yra, ką tu ir sakai, Kamilė ta, kuri, ar ne? Ir tie rūbai, kuriais mes esam apsirengę ir dabar, ir prieš tai žiūrovai matė, tai yra Kamilė ta, kuri. Tai bus fainai šiaip žiūrovai pabaigoje labai paprašysiu jūsų parašyti savo
trumpą komentarą, kaip jūs apibūdintumėt Kamilės kūrybą ir pačią Kamilę, su ją dabar susipažinę šiek tiek artimiau. O mes kol kas grįžkime šiek tiek labiau galbūt į tavo pačią pradžią, galim netgi trupučiuką paliesti ir tavo jaunystės, vaikystės. Aš dar galėčiau gal biškį dadur dėl to, kad tu sakai, neįsivaizduoju manęs kuriant minimalizmą, bet, pavyzdžiui, man kaip tik labai patinka, tarkim, aš sukuriu šitą kombizoną, kuris yra, sakykime, crazy. Pavyzdžiui, man tai čia yra normalu, žinai, tipo, man čia nėra crazy, bet, šiaip daugumai čia yra crazy. Bet į mane kreipiasi klientai ir aš, pavyzdžiui, tokį pat kostiumėlį padarau iš kostiuminės medžiagos. Juodą galiu padaryti ir tik tą kokį savo braižą įdedu per kažkokias labai mažas detalės, labai subtiliai. Nes čia, ką tu matai, tai čia yra visiškai mano asmeninis, visiškai pasileidimas. Aš kaip norėjau, taip padariau, kaip norėjau, taip sukūriau, negalvodama apie pardavimus, apie klientus, apie nieką. Aš tiesiog galvoju apie save egoistiškai ir ką aš noriu, tą aš darau. Bet kai ateina klientas, mes visą laiką bandom, žinai, prie jo priderinti. Tai aš tikrai labai mėgstu tuos pačius savo crazy kažkokius kostiumus pakartoti iš klasikinių medžiagų. Man labai patinka netgi tai. Tai grįžkime į tavo pradžią, nes labai įdomu sužinoti, kokia buvo tavo kelionė, kaip tu atėjai dabar tai, ką tu kuri šiandien ir galbūt tu atsimeni savo pirmąjį kūrinį, nes vis tiek kūrėjas, jisai evoliucionuoja, jisai formuojasi, jisai ieško savęs. Labai retas kūrėjas, kada nuo pat pirmo kūrinio atranda savo stilių. Čia kalbu aš ir ne tik apie drabužių dizainerius, bet ir apie menininkus, tapytojus, kurie vis tiek palaipsniui nuo pirmo potipio jie ieško savo stiliaus. Tai bet kaip formavosi tavo stilius? Tai aš ir dabar manau, kad aš ieškau ir toliau jį formuoju, nes kiekvienas gaminys vis yra kitoks, kiekvienas sezonas vis yra kitoks, aš esu kitokia kiekvienam gyvenimo etape, tai žinai, kažkada išreikštas idėjas esu šiandien man ir pačiai nebūtinai yra labai aktualios ir aš vis, žinai, kiekvieną kartą keičiuosi ir man atrodo tobulėju, augau, mokausi, vis daugiau technikų atrandu, vis daugiau galimybių sužinau. Bet pirmas kūrinys, sunku pasakyti, nes aš, žinai, buvau tas žmogus, kuris mokykloje spektaklių kostiumus prisideda darydamas, kuris dalyvavo tik šubogdėlių būreliuose, šiukšlių maišų kolekcijas kurdavo. Tai tikrai, jeigu jau nuo ten, žinai, pradėti, tai tikrai viskas turbūt ten jau kažkokios užuomazgos buvo, nes mane mada ir drabužių gaminimas, kūryba visada mane domina. Aš kiek save prisimenu, aš visą laiką žinojau, kad aš kursiu. Tik aš niekada negalvojau, kad va taip iš karto, žinai, darysiu. Aš galvojau, kad aš ten dirbsiu kažkokį normalų darbą, kaip visi normalų žmonės ir tada užsidirbsiu pinigų ir iš tų užsidirbtų pinigų aš va tada kursiu. Žinai, mano tokia vizija buvo. Nes, nors aš negaliu sakyti, kad mano šeima nekūrybinga, mano šeima tikrai artistai yra, bet tik tai, kad jie, žinai, pragyvena iš tų tokių, klasikinių darbų, žinai, ir aš, tarkim, neturėjau šeimoje pavyzdžio, kaip pragyventi, išgyventi ir pasidaryti savo gerbuvį iš kūrybos, nes, žinai, buvo kiti laikai, reikėjo, žinai, išlaikyti šeimą, reikėjo labai kapstytis, išsikapanoti iš to viso sunkmečio, žinai, pasidaryti savo gyvenimą. Tai tikrai kūryba turbūt nebuvo saugus sprendimas, dėl to dauguma pasirinko tais laikais, žinai, kažkokį saugesnį kelią. Ir aš savo artimoje aplinkoje nemačiau va tokio kažkokio meninio, žinai, kelio, kas būtų pasirinkęs, tai aš taip ir maščiau, kad tai turbūt bus, gali būti kaip hobis kažkoks, žinai. And never was, žinai. Tai va, ir bet kad kursiu aš visada žinau. Tai aš pasirinkau tada verslo vadybos studijas, nes kažkaip mokykloje visur buvau gana tokia average, kitų kažkokių, žinai, gabumų neturėjau, iš meninių kažkokių skillsų nemaniau, kad galima kažką, žinai, toliau vystyti rimtai, tuo užsiimti. Tai tada kažkokį tokį, žinai, viduriuką galvo, kur mažiausiai kančios ir kur mažiausiai kažką, žinai, tai galvo, visi stojo vadybą, aš stojau vadybą. Tai, o būdama antrame kurse dar sugalvojau įstoti į profesinę siuvimo mokyklą, tai dar pasibaigiau siuvimo mokyklą. Tai, kaip sakau, univere išmokau, kaip su minimaliom pastangom pasiekti optimalų rezultatą, nes man, žinai, ten, man nerūpėdavo 10 pavaryti, man svarbu būdavo, kad perėti kitą kursą ir jau man gerai, žinai, bet kai aš įstojau į siuvimą, aš supratau, ką reiškia, kai tu mokysi, ką tu nori, kai tau įdomu, tu eini kiekvieną pamoką, tu klausai ausis ištempęs, tavo pažymiai yra 10, nes tu eini ir tu tiesiog nori išmokti, tau yra labai įdomu. Tai tada, turbūt atradau tą skirtumą, kaip yra mokslas, kur eini tiesiog kažkodėl, žinai, jauni žmonės, iš tikrųjų mano kartos žmonės, mes visi taip naura, jeigu galima taip sakyti, žinai, taip kažkaip random, kažkur įstojom, labai mažai mūsų sąmoningai pasirinko kažkokį, žinai, taip iš tikrųjų išgvildentą sprendimą, dauguma buvo, žinai, belė kažkur įstot, kitiem gal belė, kad tik univeras, bet kažkas, žinai, tokie, tai žinai, tai
iš vienos pusės gal tai ir praleista galimybė tokiam gilesniam mokslui, iš kitos pusės tu apeidamas, aš manau, kad savo tą galutinį tašką apeidamas tai biški lanku, tu susirenki šiek tiek kitokią patirtį ir kitokį mindsetą, nes tie, kurie, žinai, eina tiesiai, nuo svajonės iki tikslo, tai jų visų, žinai, toksai gal, toks tiesi ta patirtis, žinai, visi eina tas pačias paskaitas, turi tas pačius mokytojus ir, žinai, ir tik paskui ten kažkaip ieško savo braižą. O tie žmonės, kurie šiaip daug žmonių yra, tarkim, dirba, žinai, vieną, bet atėjo į tą profesiją per tokį lanką, žinai, ir per tą lanką tu susikuri dar visai kitokią kombinaciją savybių, tu pakeliui susirenki ir tada tu, turi tą išskirtinumą tokį. O tau padėjo verslo vadybos studijos dabartinėme kelyje būti vadybininku savo versle, nes, kūryba tai nėra tik sukurti gražų rūbą, tai yra daug kitų funkcijų, kurias turi atlikti. Tai yra ir rinkodara, ir yra viso verslo tavo procesų valdymas. Čia yra daug dalykų, kurios apima kūrybą, nes dažniausiai mes jau esam kalbėję apie tai, kad žmonės mūsų įsivaizduoja, žmonės, kurie nedirba, ar ne, kad, čia freelanceris gali dirbti iki kada nori ir kada nori nueiti salę, tau gerai gyvent, tau pasisekė, ar ne, kad tu esi toks. Pasisekė. Bet iš kitos pusės, pradėkime nuo to, kad tie, kurie dirba savo ir kuria, jų gyvenimas nėra toks sviestų pateptas, kaip kitiem atrodo. Tai kaip tavo atveju, iš vis tavo patirtis versle, ne tik kūrybai. O Dieve, žinok, Žinok, tu tokia dabar man skaudžia gyslelę užkabinai, nes iš tikrųjų... Bet tai yra kūryba be filtrų. Taip, čia yra ir verslas ant nulės. Mes šiandien klojam visas kortas lovoje. Taip, žinok, kas gali būti blogiau? Aš galiu keiktis, nežinau. Aišku, gali. Aš šiais metais realiai supratau, kad I'm fucking delusional, ta prasme, su šitų bizniu. Kad čia yra tiesiog, what the fuck I'm doing, ta prasme, kodėl? Aš žinok, aš supratau, kad aš taip gerai apsiskaičiavau ir aš supratau, kad aš žinok, tą ir išmokau, vadyboje, kad nieko, žinok, neišmokau. Tai, bet ne dėl to, kad univeras kažko blogas, žinai, visą laiką kaltinavau, kad čia universitetas, čia lievai, čia visa kita, bet iš tikrųjų tie žmonės, kurie ėjo vadybos mokytis ir jie tikslingai tą darė, tai jie ir pasiėmė, ką jiem reikėjo. Man buvo vienodai, aš ten tiesiog tempiau, kad praslysti, tai aš ir nepasiėmiau šis nieko iš ten, žinai, tik diplomą. Bet gražiai atrodo stalčiai gali, žinai. Bet aš tau po mūsų epizodo dar padovanosiu savo knygą, aš labai tikiuosi, kad jinai tau padės sumenedžinti dabar tavo verslą. Nes jinai apie tai iš tikrųjų ir yra. Ir mūsų žiūrovai, kas jau skaitė ir kodėl aš ją parašiau būtent kūrėjam, nes kūrėjai ir yra tie žmonės, kurie dirba iš impulso, dažniausiai iš to, ką jie jaučia. Ir jie kažkaip pamiršta, kad reikia menedžinti dar savo verslą, kad tam, kad kurti, tu turi turėti iš ko kurti. O tam, kad atsirastų iš ko kurti, yra labai daug verslo procesų, kurie iš tikrųjų yra labai svarbu. Bet aš, kadangi esu irgi žmogus kuriantis ir per visą tą praėjau ir daugybę klaidų buvo ir aš kiekvieną kūrėją klausydamasi, aš matau, kad dažniausiai tiesiog ne ta esmė, kad jie nežino, jiems kartais reikia priminti apie tai, ką jie jau yra girdėję, bet fokusuojasi ne į tuos dalykus. Jo, iš tikrųjų, žinok, aš tik neseniai, man kažkaip pradėjo dėliotis paveikslas, nes yra tikrai žmonės, kurie eina į mados verslą kaip į verslą ir jie tada pradeda nuo Excelio lentelių, susiskaičiuoja maržas, man terminai yra žinomi, aš dirbusi rešopuose, aš daug ką žinau, bet ar aš tai taikau, tai čia jau yra kitas klausimas, žinai, nes turbūt jeigu pradėčiau nuo skaičių, net nežinau, ar pradėčiau kurti, žinai. Nes gal išsigaščiau, kai pamatyčiau, kiek tai kainuoja šitas mano verslas, man, nežinau, ar aš įpirkčiau šitą būrelį, žinai, tada, bet kai nežinojau, pradėjau ir kažkaip pradėjau, žinai. Jo, iš tikrųjų būna tie, kurie pradeda nuo Excelio, o būna, kad tau tiesiog kyla impulsas, tu nori sukurti, tu sukuri, tu įdedi internetą, tada viskas užsikūrė, tada viskas prasideda pardavimai, tada tu, kaip žinai, jaunas kūrėjas, dar plus nebaigęs, ten, žinai, kažkokių mokslų, labai aišku, turi labai daug nepasitikėjimo savim ir tu galvoji, kad tik kas nors nupirktų, prašau, paimkit šitą mano suknelę, žinai, o jums patiko, ačiū, kad jums patiko, žinai, tikrai labai dėkinga, aš jums sumokėsiu, kad jūs ją užsidėtumėt, žinai, pradžiui toks būna, bent jau mano toks mindsetas, žinai, aš tikrai labai daug dalykų turiu ir nemokamai, ir ten vos ne į minusą, kad tik tos mano rūbus kas nors nešiotų, nes man atrodė, jeigu kažkam patiko, tai čia iš viso mano svajonės išsipildymas, žinai. Bet, matai, kadangi būna
Tai va, tai aš turbūt iš impulso iš tikrųjų pradėjau kurti, nes man spaudė viduje, aš negalėjau, man jau reikėjo pradėti, aš jau norėjau daryti, žinai, kažką. Tai va, bet tai aš ir nespėjau niekada ir apsiskaičiuoti normaliai, kiek čia man kainuoja, žinai, ir kadangi aš dirbu, sakykime, per 2 darbus, tai yra vienas yra mano tas, žinai, kūryba, gamyba, kur traukia, žinai, medžiagų pirkimas, tu moki siuvėjam, tavo laikas, ten kuras, visa kito, kitas yra stilizavimas, kur yra paslauga. Tai yra, 2 skirtingi pajamų šaltiniai, žinai. Tai kaip, pavyzdžiui, stilizavime daugiau turi užsakymų, tai kažkaip viskas coverina vienas kitą, žinai, ir tau atrodo, kad viskas čia normaliai yra, žinai. O kažkaip šį pavasarį gavosi taip, kad šiaip turėjau nesklandumų gyvenimą tokių ir emociškai sudėtingas laikas buvo, kai man yra emociškai sunku, man sunku būti viešumoje, man norisi tokį kokoną, žinai, užsidaryti, aš nenoriu, aš nebeturiu energijos, aš negaliu jos duoti daugiau, nes aš esu tokia, žinai, energijos davėjas labiau ir aš tada, kai nebeturiu, aš jau nebeturiu viskas. Ir aš supratau, kad mano darbas ir mano užsakymai labai priklauso nuo to, kiek aš esu matoma, žinai, nuo to, kiek aš esu Instagrame, nuo to, kiek aš esu faina, nuo to, kiek aš esu vaibinu, kiek aš nueinu į ten tų restoranų atidarimus, nes mane kažkas pamato, prisimena, paskambina. Ir aš taip, žinok, mėnesiuką ar porą taip užsišadauninau ir paskui kažkaip atgijau ir žiūriu, hello, is anybody here, tipo? Am I still alive? Ir supranti, ir aš atsisėjau, ir aš, žinai, ir paskui žiūriu, bet palauk. Mano visas siuvėjas yra užimtas, visos siūna, tipo, mano darbais, visos siūna. O tai kur babkės? Kažką, ir aš tada supratau, kad aš kažką čia susiskaičiu, kažkokią nesąmonę aš darau, žinai. Ir aš supratau, kad, tai aišku, nes aš ką darydavau, aš, tipo, pavyzdžiui, kuriu maikutės, ne? Ir dar stoko neprisigaminu, nes, žinai, niekada nesinori, tarkim, užsišaldyti pinigų, plus aš tikrai niekada nenorėsiu daryti seilų ir pardavinėti, ten išpardavinėti. Aš noriu, kad mano gamyba atitiktų poreikį. Plus aš, žinai, gamindama mažiau, aš matau situaciją, kad žmonėm patinka, kokių jos spalvų labiau noriu, tada galiu, žinai, stebėti, koks produktas yra labiau paklausus. Ne iš karto, žinai, prisigaminti ir paskui tik tai bandyti pušinti, pardavinėti, ten akcijas, skelbti nuolaidas ir žiūrėti, kad tik kažkas pirktų. Bet labiau gal man pačiai drąsiau tai buvo pradėti, kad aš tiesiog pagaminu, paleidžiu vieną daiktą ir žiūriu how it goes, žinai, patinka, nepatinka, patinka modelis, bet spalvos noriu kitos, gerai, tada reikia tokių daryti. Aš taip tyrinėju, žinai, vietoj to, kad eičiau universitetą, tiesiog, žinai, savo darbu paleidžiu ir žiūriu, stebiu reakcijas ir mokausi, žinai, ir žiūriu. Tai va, tai žodžiu, tai tokiu būdu aš pradėjau gaminti po vieną maikutę, žinai, ten, pavyzdžiui, kas nors susitako vieną juodą baby's busy su rūžavai pilku, žinai, kažkokiu ten užrašu. Gerai, mes padarom, žinai, maikutę. Tai, reikim, maikutės kaina 55 eurai. Tai aš taip skaičiuoju, 10 siuvėjai, ten 10 medžiaga, 5 printas, tarkim, 15, tai kiek man lieka 30, ne? Normaliai, žiūrėk, 10 maikų prakelia 300 eurų, ne? Neblogai. Bet tai, tipo, o tai kuras, o tai laikas, o tai kad aš važiuoju medžiagos nupirkti, paskui vežu pas siuvėją, paskui vežiuoju pas printerį, o paskui o kol sugalvoju, o pakavimas, o šitą, tai čia... O dar mokesčius susimokėti? O mokesčiai, tai iš visas, o tai mokesčiai. Ir tada supranti, bet aš čia, man tik šiais metais dašuta, nes aš visą, iš 5 metus galvau, kad man 3 eurų lieka nuo tų maikučių, žinai. Bet tai labai gerai, nes kol nesumažėjau man tų stylo projektų, žinai, aš galvau, kad aš čia gerai varau, žinai, tipo. Ir kai jūs sumažėjo, man tik tada pasimatė ir pasijautė, nesakau, aš žiūriu, kad mano siuvykla dirba pliušą, o aš uždirbu tiek, kad galėčiau toliau dirbti tą patį, žinai. Tai realiai tavo dabar pagal tavo verslo modelį uždirba tavo siuvykla, bet ne tu. Jo, aš taip praktikuoju, man taip patinka labiausiai, aš taip gerai jaučiuosi, žinai. Tai mes grįžtam prie to, kad, kūrėjai nedirba, ar ne? Nedirba ir neuždirba. Bet iš tikrųjų, pakalbant apie apskritai mados industriją, tu kaip dirbi skirtingose srityse ir daug matai ir su daug žmonių bendrauji, man dabar šiuo metu galbūt aktuali ne kiek reali situacija, bet tavo asmeninė nuomonė. Kiek šiandien yra sudėtinga kūrėjui Lietuvoje įsitvirtinti ir būti žinomam. Nes egzistuoja stereotipas, kad žinomas gali būti tik tas, kuris priklauso tai mūsų vadinamai elitai ir grietinėliai. Bet kaip į ją patekti, tai niekas nežino, ar ne? Tada visi kūrėjai yra tam tikra prasme įsižeidę, pradeda kaltinti save, kad jie yra kažkuom nepakankami, blogi, nors iš tikrųjų jų darbai kalba patys už save. Tai kokia iš tikrųjų yra ta reali situacija ir kaip tau pačiai atrodo, kaip žmogui, kuris yra tame burbule, kodėl talentingi kūrėjai
kūrėjai lieka nepastebėti? Čia toks, žinai, labai kompleksinis didelis klausimas. Aš manau, kad priežasčių yra įvairių, bet aš manau, kad šiaip yra ir labai pastebėtų jaunų kūrėjų, tai kaip čia sukomponuotau tą atsakymą. Aišku, kad visą laiką yra lengviau, kai įsitrini tą, žinai, išrinktųjų kažkokią, žinai, kastą ir šiaip Lietuvoje galioja toks dalykas. Kažkas kietas turi pasakyti, kad tu esi kietas ir tada visi kiti eina pas tave pirkti tą daiktą. Kartais labai, tikrai tam pasižiūri, žinai, šiaip kas dar irgi trendina, hypas. Gali būti visiškai average produktas, gerai, jis gali būti kokybiškas, bet dizaino prasme, tarkim, ten treningas kažkoks, nežinau, treninginės, žinai, kapišonas, treningų yra va tiek. Gerai, jis gali būti kokybiškas, bet iš principo jis iš savęs nėra kažkas tokio, palyginus su visa kita treningų rinka, kažkoks ten pirmą kartą matomas treningas, bet kažkas užkelia hypą, žinai, hebra užkelia hypą ir tada kažkas krūtas pasako, kad čia krūtai, tada kiti nusiperka, tada pradeda rodyti Instagram ir tada visiems reikia šito brendo, žinai. Ypač, kad man atrodo, Gen Z karta yra tokia, žinai, hypo karta. Tai va, o tada lieka galbūt tokie kažkokie iš tikrųjų išskirtiniai daiktai, kurie, gal, žinai, jauni kūrėjai, blemba, tu neturi viskam laiko ir gaminti, ir kurti, ir prižiūrėti siuvėjus, ir susiskaičiuoti mokesčius, ir dar hypą kelti, žinai, tai yra consuming business labai, žinai, ir laiko prasme, ir finansų prasme, ir energijos prasme, žinai. Tai kodėl jie lieka nepastebėti? Nežinau. Sakau, vienas dalykas turbūt yra tas hypas, ne visi atitaiko į tą hypo liniją, žinai, ne visi pataiko. Kitas dalykas, jeigu ne hypas, tai tada tu turi kurti labai labai kokybišką, gerą, išskirtinį produktą, o tas kainuoja tikrai didelių investicijų, sukurti gerą modelį, geras medžiagas, furnitūrą, visą tą iš tikrųjų, kad tas daiktas jau pats iš savęs save parduoda, jam nereikia, žinai, papildomai tos bangos kelti. Tai irgi tai kitas gali būti kelias, bet jis jau irgi, žinai, reikalauja daug iš tikrųjų resurso įdėti. O kalbant apie, sakykime, pačius kūrėjus, ne patį brandą, o asmenybės, galbūt tame yra ir pačių kūrėjų, ne kiek kaltė, bet galbūt tas neveiksnumas, abejonės savimi, baimė būti atstumtam ir tiesiog baimė nepareikšti garsiai apie save, neparašyti tam pačiam kokiam leidiniui ar žiniasklaidą, kad žiūrėkit, aš turiu istoriją, aš esu fainas, aš turiu ką papasakot ir parodyti. Turiu labai paprastą situaciją, kai 2015 metais, tai buvo 2 metai, kai aš pradėjau savo apskritai kelią, bet aš kadangi buvau labai jauna, aš buvau drąsi, aš neturėjau ką prarasti, ir tada tas Facebookas ir visi socialiniai tinklai buvo labai primityvūs. Ir ką aš padariau, aš tiesiog įmečiau savo nuotrauką Vogue accessory ir jie papublišino kitą dieną. Ir tada aš supratau, kad tau nereikia būti kažkuom ypatingam, ar ne, kad būt pastebėtam. Tau tiesiog reikia paimti ir parašyti. Neatrašys tau. Pasakys ne. Come on. Tau pasakys ne, kitas pasakys taip. Aš irgi šiandien jau esu 12 metų šitoj kelionėje, bet aš vis dar dažnai išgirstu ne. Man dažnai sako ne, bet tame nėra nieko tokio, ar ne? Visiškai nieko tokio, bet aš manau, žinai, žiūrint, kokius kūrėjus mes kalbam, jeigu mes imam tikrai menininkus, kurie kūrė išskirtinio dizaino, tarkim, daiktus, tai, turėkime omeny, kad tai yra dažniausiai jautrios dušelės, kurios dėl to ir yra kūrėjai, nes jie yra jautrus žmonės, kurie yra jautrus aplinkai, jie dėl to pastebi daugiau detalių, daugiau dalykų ir dėl to jie daugiau išjaučia ir gali autentiškesnį kūrinį sukurti. Tai jautri dušelė, kiek jinai kartų negali išgirsti. Plika subinėlė, supranti, gal norėtųsi, gal tada kažkaip reikėtų jungčių ieškoti tarp verslo, tarp vadybininkų ir kūrėjų, kad yra muzikos vadybininkai, žinai, ir galėtų būti ir, pavyzdžiui, dizaino prodiuseriai. Bet iš kur tam gauti pinigų? Va čia yra pagrindinis klausimas. Iš kur gauti pinigų? Reikia, žinai, noro ir meilės madai, meilės kūrybai. Žmonės turi pinigų ir turi prioritetą pirkti tas šalias ir Gucci šliopkas ir dėti Instagramą. Aš manau, kad būtų labai geras hypas, kad būtų žiauriai krūtas sakyt, žiūrėk, aš radau tokį kūrėją, aš dabar investuosiu į jį. Čia bus mano naujas tipo cool ir kad tai būtų hypas. Aš neseniai kalbėjau su mergina, kuri yra menininkų atstovė ir jinai sakė, keliavo neseniai po Ameriką ir Amerikoje yra,
pas mus Lietuvoje sako, mes remiam menininkus. Nu, jos menininkus, kaip vargšiukai, žinai, jos reikia paremti. O Amerikos žmonės yra, čia viskas prasideda nuo mindseto, žinai, kad jie investuoja į menininkus, jie daro investicijas ir jie netgi tarpusavį konkuruoja, pavyzdžiui, verslininkai, kas į kokią mašiną ar merginą investuos, žinai. O jiem yra tipo cool kažkokį išsirinkti kuriantį žmogų ir į jį investuoti, kad jo kūryba augtų. Nes aš suprantu, kad aišku, kad Chanelis yra ten kokybiškiau ir geriau negu Lietuvoje pagamintas daiktas, kokias kurėjo. Šiaip nebūtinai, jo, irgi nebūtinai, iš tiesų, bet, nu, žinai, tarkim, tokia tradicinį požiūrį, tarkim, ne? Bet niekada mes Lietuvoje ir neturėsim Chanelio, jeigu mes nepradėsim jo, žinai, palaikyti. Nuo tada, kai jis dar yra, žinai, if you don't love me at my worst, you don't deserve me at my best. Viskas, varome į Ameriką. Varome į Ameriką. Good. Tai Kamilė, kalbant apie tai, kaip reikia šiandien išgyventi kūrėjui, kiek teko girdėti ir žinau, kad tai yra negandai, tai ko gero visi Lietuvos kūrėjai vienaip ar kitaip sulaukia daug barteriukų pasiūlymų. Nu, čia toks jausmas, kad tai yra savaime suprantama, kad jeigu tu kažką kuri ir tu kuri mados prekės ženklą, tai tu visiems turi dovanoti, duoti nemokamai už reklamą. Kokia yra tavo patirtis ir šiaip kokia tavo nuomonė yra apie barteriukus? Ne, nu, taigi tu dirbi tokį fainą darbą, tai ar tu gaila padovanoti tam influenceriui su Porsche tą savo, žinai, nu, gaminį, taigi tau padaro laiką, tau ateina followerių, tu ateini į degalinę ir tu parodai ir sakai, tai aš nemokėsiu už kurą irgi, žinok, man barteriukų, nes aš turiu tiek followerių. O jeigu rimtai, tai barteriukai. Yra laikas, kai reikia tai daryti, aš manau, nebent vėlgi, jeigu mes grįžtam prie to žiauriai high-endo produkto, kur tu iš karto taip kietai varai, kad visi iš karto nori pirkti ir tu iš karto užsidedi tokią ribą ir net nebijai, kad visi sakys ne, tai viskas yra gerai su tuo, bet turbūt dažniausiai pradžioj taip nebūna, tu esi labai humble su savo kūryba, tu tik tai nori, kad daug dievė tik kas nors į tavo pusę pažiūrėtų ir jeigu taip pasako, kad gražu tau iš viso jau ten viskas gana, jau atrodo, žinai, nu, tik tai sodra iš to negana, žinai. Tai va, tai pradžiai kažkiek laiko reikia tą daryti, bet, nu, pas mus žmonės yra linkę naudotis ir perspausti ribą, žinai, su tuo ir tikrai, žinai, kiek duosi tiekims. Tai kartais reikia tiesiog, labai dažnai reikia daryti inventorizaciją savo darbų. Čia aš ir savo tą patį sakau, nes aš to, nu, dažnai nepadarau, dažnai nukenčiu nuo to, nes man pačiai, žinai, faina daryti, kurti ir visą kitą. Ir tiesiog kartais reikia pažiūrėti, kur tau jau nebeapsimoka ir kur tau neverta ir kas prašo to barteriuko. Jeigu tai irgi yra kažkoks, žinai, žmogus, kuris, nu, irgi galbūt negali ten nusipirkti, įsigyti dar kažką, bet kai tu matai, kad žmogus daro biznį iš to ir turi didžiulės apyvartas ir prašo iš tavęs kūrėjo, kuris ten, žinai, kartais tikrai, nu, ne visi kūrėjai, tikrai, aš manau, yra daug sėkmingų kūrėjų, bet tikrai yra daug tokių, kur nustraglina, žinai, nes tau reikia ir pagaminti, ir audinį nupirkti, siuvėjai sumokėti, studiją susimokėti, kuras, nu viskas labai daug kainuoja, tas gaminys kainuoja tau beprotiškai daug, o kur yra jau tavo laikas, idėja ir tam, kad tu sugeneruotum idėją, tu kartais turi tam porą metų kažkokią patirtį, kurti, rinkti, kad kažką unikalaus sukurti, ne kopinti, o per save, žinai, tai nu yra brangus dalykas. Ir kai, žinai, ateina kažkas, kas iš tikrųjų, matai, kad ką tik pirko Gucci šliopės, neprašė barterio, ne? Bet tau kažkodėl jam gaila, žinai. Tai čia vėl tas mindseto dalykas, kur, žinai, kiek mes daug tai toleruosim, kad, kūrėjai tokie, žinai, mes jį paremsim laikais, jam čia tik, žinai, nes aš čia turiu didelę auditoriją. Ir dažniausiai būna, neištransliuoja iki galo, pagaili gerai parašyti, tau visiškai kartais jokios naudos neatneša. Man, pavyzdžiui, su mano tokia ekspresyvia kūryba, kurios auditorija yra labai siaura ir labai nišinė, man net netinka tie mass influenceriai, man tinka labai irgi nišiniai, pavyzdžiui, kiti kūrėjai. Pavyzdžiui, man labai gerai sekasi kolaboruoti su Skaiste Semenikė, nes žmonės, kurie vertina meną, kurie vertina paveikslus, jie vertins ir kūrybą drabužiuose. Jiem drabužis nėra šmutkė, kurią užsidėjau, nusifotkinau, išmečiau. Jiem drabužis yra, kad pasiliktų spintui, kad būtų, kad mėgtų ir kad prižiūrėtų jį. Ir, žinai, pavyzdžiui, mūsų stilius labai panašus, daug kas sako, žinai, ką jinai piešia paveiksluose, tą aš kuriu labai panašiai rūbus, žinai, kuriu. Tai toksai labai panašus gaunasi stilius, tai kas mėgsta jos paveikslus, dažniausiai mėgsta mano rūbus. Ir, nu, tie žmonės, kurie perka paveikslus, jie dažniausiai, žinai, negaili pinigų ir savo biudžeto negaili investuoti ir į spintą, ir drabužinę, ir įsigyti tikrai kažką unikalaus ir vertinti tai.
ne kaip eilinį kažkokį drabužį, o kaip kažkokį, žinai, irgi meno kūrinį, tik tai, kurį tu gali dėvėti, o ne kabėti ant spintos. Tai va, tai aš manau, kad barteriai kažkuriuo metu yra gerai ir reikia tą daryti, nes reikia kažkaip prasistumti, būtų faina, kad nereikėtų tą daryti, bet tokia rinka taip kol kas yra, bet kažkada, tu turi pats uždėti ribą, žinai, nes jeigu tu neapribosi, tai, žinai, kiek duosi, tiek ims ir visą laiką prašys tavęs, bet jeigu tu, žinai, vieną kartą pasakysi ne, kitą kartą pasakysi ne ir nebijosi, kad žmonės atkris, jeigu tu gerai varai savo srityje, jeigu tu neturi konkurencijos savo stiliuje, kažkada ir vėliau ateis pas tave ir nusipirks tą daiktą. O kaip tau atrodo, galbūt per kažkokią asmeninę prizmę arba patirtį, arba per draugų patirtį, kurie kūrė, ką galėtum patarti kūrėjui, kuris niekada nėra naudoja savo veikloje influencerių marketingo, kaip jiems pasirinkti tą influencerį, kuris atspindėtų jų kūrybą arba gerai iškomunikuotų, kad tai būtų iš to kažkokia nauda. Galbūt tu per savo asmeninę patirtį jau ir turėjai kažkokių klaidų ir galbūt kaip tik turi įžvalgų, kurios kaip tik gali pasiteisinti kažkokiam kitam žmogui. Man iš tikrųjų nebuvo sunku išsiviešinti dėl to, kad aš prieš pradedama brandą, aš jau beveik 10 metų dirbau stilistę, tai aš turiu tikrai labai daug draugų ir gerų pažįstamų, tarp tų pačių influencerių, mes nesam ten, žinai, neinam kavelės gerbėt, bet mes tikrai turim labai gerą šiltą kontaktą, tai man bent jau ir tada dar tas influencinimas nebuvo toksai jau taip, žinai, toli pažengęs kaip profesija, kad jie irgi visai mielai tiesiog paminėdavo už paskolinamas ir panašiai, jiems tikrai būdavo, žinai, visai man pasisekė, aš labai laiku pradėjau ir jau turėjau sukaupus tokią, žinai, bazę žmonių, kurie yra suinteresuoti, o tu tik tai kur mes tau, žinai, ištranšliuosim. Bet, sakau, tu laikui bėgat patiri, kad nebūtinai tas, kuris turi daug followerių, tau atneš konvertuosis, žinai, gal jis tau gali atnešti followerių, bet tie followeriai nebūtinai bus kokybiškai, nes jie, pavyzdžiui, masinis tas segmentas, jis dažniausiai, gerai, būkim turtingi, bet teisingai jisai ne visada turi pinigų įsigyti. Ir tu pasakai, žinai, ten, tarkim, suknelė, jis sako, žinai, kaina, iš karto, žinai, kaina. Belabas. Sveiki, laba diena, žinai. Aha, ir dažniausiai paskui būna syn. Jo, ir tu parašai, ir dar tada tikrai mano drabužiai, ten pačioje pradžioje, ten suknelė 100 pem kainuodavo, kas, tikrai nėra daug, žinai, kai tu pagalvoji. Realiai tai čia aš susimoku, kad man nusipirktų. Taip, jeigu skaičiuojant pagal mano, žinai, kiek man lieka, tai realiai man lieka tiek, kad aš susimoku, kad tas žmogus nusipirko. Pradžiai tai buvo. Dabar tikiuosi greitai nebus. Bet žodžiu, esmė yra tame, kad jo. Ir žmogus iš karto sin ir atkrenta, bet žinai, tu negali kaltinti žmogaus, nes jie nežino, jie nesupranta, jiem, kadangi jie mato didelį srautą pas influencerius, jie tai su tokia, jie tai su Sheinu, tai su Dolce Gabbana, tai žmogus nebeskiria kas yra kas ir jis yra needukuojamas, kas čia yra per daiktas. Tiesiog dažnai tavo daiktas paleidžiamas tam pačiam sraute su visais, žinai, pigiais brandais. Ir tai aišku, kad žmogus nesupranta, kodėl jis turi už šitą daiktą mokėti 100 pemų, nors ką tik istorija buvo už 3 eurus pas Maikė, tipo, žinai. Tai va, tai tie followeriai ne visada yra kokybiški. Tai ką galėčiau patarti? Bandyti, reikia bandyti. Tiesiog nebus kitaip, nėra taip, kad aš pasakysiu ir dabar tai bus. Reikia bandyti kolaboruoti su kitais kūrėjais, kolaboruoti su fotografais, su vizažistais, prisidaryti daug turinio, prisidaryti, žinai, nuotraukų, skolinti fotosesijom ir žiūrėti. Tu, žinai, čia toksai gyvas organizmas, tu sukuri daiktą, nėra taisyklių kažkokių, o gal ir aš, žinai, gal baigčiau fashion business school, gal pasakyčiau tau, bet dabar aš tik iš praktikos galiu pasakyti. Ir mano praktika yra nebūtinai tokia kaip kitų praktika, žinai, kas kūrė kažkokį minimal stilių, jų bus kita auditorija, mano yra visai kita auditorija, žinai, kas kūrė ten treningus, dar kita auditorija, o, pavyzdžiui, treningams labai gerai, aš manau, kad influenceriai, kurie turi didelės auditorijas, nes ten, tas, žinai, ir panašiai, tai, čia labai skirtingai gali būti. Tu sakai, kolaboruoti su kitais kūrėjais. Egzistuoja toks, galima sakyti, stereotipinis mąstymas. Kodėl taip sakau? Nes daug, kada esu tą girdėjusi, kadangi kolabai yra apskritai labai populiarūs pasaulyje, pas mus tai dar tampa tokiu tarsi, aš esu jo konkurentas, jisai mano konkurentas, ar ne, jis iš manęs nusižiūrės ir daug kūrėjų nenori net bendrauti tarpusavį, yra tokia tarsi, žinai, nuomonė, kad jeigu aš su juo bendrausiu, tai jisai pavogs mano idėjas. Ir tą esu girdėjus ne iš vieno kūrėjo, ne iš kažkokio žmogaus pašalinio, o iš kūrėjo, ar ne? Ir man tas yra šiaip nelabai suprantama, dėl to, kad jeigu tu tiki savo kūrybą, jeigu tu esi autentiškas, ko tau bijot, ar ne? Pasaulinė praktika rodo, kad kolabai neša didžiulius pelnus. Ir net tą patį pasižiūrėkim, Nike su Louis Vuitton buvo puikiai kolaboracija, ar ne? Tai buvo limituotas leidimas, tai yra kedų,
kurie buvo išpirkti už kosminės sumas, ar ne? Ir tokių collaborationų yra daugybė. Kodėl Lietuvoje mes vis dar tokie esam tarsi išsigandę kažkokios neva pačių įsivaizduojamos konkurencijos, kuri tau jokios žalos nepadarys, bet tau gali kaip tik atnešti tą auditorijų mainimąsi, ar ne? Ir kažkokį papildomą žinomumą. Aš, žinai, galiu tik už save kalbėti, aš nežinau kaip kitiem. Iš esmės, ką galiu pasakyti, gali pavogti tavo idėją, žinai. Nu, pavyzdžiui, bet jeigu tu kuri autentiškai iš savo patirties ir turi savo kažkokį tai schemą, sistemą, pagal ką tu kuri tos daiktus, nu tai tu kitą daiktą sukursi, supranti, tu visą laiką būsi žingsnių prieki, tau gali nukopijuoti jau tai, ką tu esi sukūręs, žinai, bet nenukopijos tavo mindseto, tavo logikos, tavo drabužių, gali panašų padaryti, bet tai neatrodys taip, kaip tu padarai, nes tik tu turi savo viziją, kodėl tu derini tokius dalykus, kodėl tu taip darai, nu nes nėra taisyklių, kad turi būti taip arba taip, tu pats sugalvoji, kaip tave veža ten tuo metu, žinai, tai aš manau, kad reikia nebijoti, nu tegu kopina, dieve mano, žinai, tai gerai, tai reiškia gerai, varai, jeigu kopina, žinai, tai tegu kopina, žinai, sėkmės. Nu, žinai, vieni žmonės, vieni kūrėjai labai priima tai asmeniškai ir juos tai žaidžia ir kaip tik paveikia tokį tarsi atsiranda blokas kūryboje, ne, jeigu man kažkas kažką daro neigiamo, tarkim, kopijuoja ar nelipa man ant kulnų, jis pradeda jaustis blogai, tai priveda prie perdegimo, bet nu kiekviena kūrėja iš tikrųjų skirtingos situacijos veikia skirtingai. Kas, pavyzdžiui, tave veikia asmeniškai neigiamai, kas tave gali privesti arba yra privedę prie perdegimo, prie kažkokio tokio tarsi, žinai, šiandien aš kuriu, man faina, rytoj aš nebenoriu to daryti. Tai turbūt du yra dalykai. Vienas tai yra tas kūrybos buitis, kur ir sakau, žinai, faina yra kurti. Mano švis svajonė būtų, kad aš galiu kurti ir man nereikia skaičiuoti, kiek man tai kainuoja, kiek man tai verta, neverta, žinai, ir kad aš galėčiau tiesiog flow sėdėti, ką sugalvojau, nuvariau, nusipirkau medžiagos, sumokėjau siuvėjam, visus sąžiningus atlyginimus, aš visada moku tiek, kiek reikia, niekada nesidaru, nes aš labai vertinu amatininkų darbą. Jeigu žmogus dirbo, kodėl aš turiu prašyti, kad pigiau pasiūtų. Dėl to ir niekada klientam nedarau kažkokių didelių nuolaidų, pavyzdžiui, nes, nu, blemba, nu, tai visi dirbam, kodėl, žinai. Tai va, tai žodžiu, tai jo, iš tikrųjų, bet tas legia, nes dažnai tiesiog išsunkia tas visas, va, čekiukų skandalai, žinai, čekiukai, ten visokios, žinai, apsiskaičiuoti kainas, žinai, plus tu turi ne tik kurti, tu turi sugalvoti ir kaip parduoti, ir dar kaip padaryti, kad tu į ateitį turėtum užsakymų. Tai žinai, tu žiūri per kokią prizmę tu eini. Ar tu eini per savo matomumą, per charizmą, ar tu eini per produktą, turi savo kampą kažkokį, nu, atrasti, kaip save pateikti social medijai, tada, žinai, prasideda, o ar aš ir mano kūryba yra tas pats. Nu, labai daug tokių niuansų, kur yra susivėliai tokį, žinai, kunkulą ir tu kartais tiesiog nuo to viso mazgo pavargsti ir perdegi, žinai, nes tu nėra. Atsisėdai, sugalvoji, įgyvendinai, paleidai, žinai, tobula būtų, tiesiog tobula, bet tiesiog atsiranda labai tas visas apsilipdo tu tokia, žinai, buitim, kūrėjų, nu, yra sudėtinga, žinai, nes tau tada išsunkia nelieka laiko kurti, nes turi, žinai, kažkur važinėti, kažką daryti, užduotėlės, reikaliukai ir visa kita, plus asmeninis gyvenimas, žinai, yra. Kitas dalykas yra klientai, kurie tave pasisamdo, bet bando tavo rankom padaryti kažkokį kitą dizainą, žinai. Jeigu yra toks noras, tai reikia pasisamdyti siuvėją, ateiti su savo idėja ir ten lipdyti tą kūrinį tol, kol padaro taip, kaip tu nori. Bet jeigu tu išsirenki kūrėją, nu mūsų yra labai daug Lietuvoje ir mūsų labai daug stilistikų pasirinkimų yra, žinai, aš tokį stilistiką kuriu, kažkas kitokį kuriu, kažkas kitokią. Nori ryškiai, drąsiai, akcentų, detalių, atvarai pas mane. Nori kažkokią, nežinau, ten korsetinių, elegancijų, ten šilko, dar kažką, nu neini pas mane, neini pas kažką, kas tu matai, kad čia yra to žmogaus arkliukas, jis daro tai gerai, varyk, žinai, netvaryk pas mane su kitos dizainerės rūbų ir sakyk, aš taip noriu, nes aš nedarysiu, žinai, nusiųsiu atgal. O yra tai buvę, pavyzdžiui, yra, žinai, klientas atsiunčia kolegės dizainerės kelnes ir sako, aš noriu tokių kelnių, sakau, nu tu taip ten ir sukas, kodėl tu pas mane ateini, aš tikrai nedarysiu, žinai. Arba, tarkim, žinai, su Pinteresto labai aiškių pavyzdžių, nu, galim padaryti, žinai, jeigu tai, nu, tarsi galim padaryti irgi, bet būna, pavyzdžiui, ateina tik kaip inspo, tarkim, žinai, va, pavyzdžiui, pas mane atėjo atlikėja Giedrė Kličauskienė, atneša irgi Pinterestą, žinai, inspo, bet realiai ten jai inspo buvo tik siluetas.
o visą tą siluetą mes jau aplipdam pagal save, pagal jos estetiką, pagal mano, ir mes padarėm iš to visiškai absoliučiai kitokį daiktą, tik tai, kad tas Pinterestas buvo toks pirminis impulsas, žinai, kur, o, fainai, bet tu nenori. Bet įsivaizduotų, ko jinai maždaug, kaip jinai save piešia. Jo. Tai žodžiu, tai jo, o būna, žinai, kur kaip ir pasisamdo tave, bet tu matai, kad viskas, ką tu siūlai, yra ne, o žmogus savo, o tiesiog žmogus laukia, kol tu atspėsi, kas yra jo galvoj, žinai. Tu pasakyk tiesiai tiesiog, kad tu nori, kad aš būtent čia padėčiau karaliuką, aš jį padėsiu, jeigu reikia, žinai, ir viskas. Tai va, tokie dalykai iš tikrųjų. Bet nebūna taip, kad, pavyzdžiui, ateina klientas, ar ne, bet jis nori, kad tu kaip dizainerė, ne kaip siuvėja, ne kaip jis įsivaizduoja, kad tu kaip dizaineris sukurtum, bet tu vat kartais būna, kad tai, ko klientas nori, yra visiškai ne apie tave, ne tavo ir kad tu gali pasakyti, ne, aš va šito nedarysiu. Ar vis tik klientai eina į kompromisą? Dabar galvoju, ar yra labai jau taip, nu, vat yra, sakau, kur atmečiau, kur sakiau tikrai ne, nes ten tiesiog akivaizdžiai atneša, žinai, kito dizainerio darbą ir sako, tu padaryk taip, nu, tai aš tikrai ne, aš pati, kuriuo aš gerbiu kitus kūrėjus, aš gyvenime jų nekopinčiau, žinai. Būna, kad ateina su kažkokia vizija, bet tu vis tiek, jeigu ateina supranti, pas mane neina tie, kurie nežino manęs ir šiaip tiesiog dažniausiai neina. Pas mane ateina žmonės šitų rekomendacijų, nes tie žmonės, kurie nežino, ko nori, jie dažniausiai eina pas kažkokius labiau žinomus brandus. Aš esu gana nišinis brandas, su labai maža, bet labai tokia, žinai, ščirduko auditorija, kurie mane seka ir dėl manęs, dėl to, kad jie mėgsta mano kūrybą, jiem patinka ir jie žino, kad kai jų norėsiu siūtis, tai ateisiu pas Kamilę. Jie nesirenka tarp Kamilės, X, Y ir šito. Jie nesirenka, nes aš nelabai turiu, žinai, aš savo lauke nematau daugiau, žinai, kas daugiau tokią kūrybą kūrė. Tai jie tiesiog eina pas mane ir aš labai retai susiduriu, žinai. Yra buvę atvejų, neminėsiu, bet... Yra buvę dalykų tavo karjeroje, dėl kurių šiandien labai gailiesi. Gal atmetei kokį nors pasiūlymą, arba kažko nepadarei, kai turėjai tam galimybės ir, pavyzdžiui, dabar jos nėra. Plemba, labai gailiuosi, iš tikrųjų turėjau labai fainą vieno brando uniformų užsakymą ir mes jau buvom skečus sukūrę ir audinius užsisakė ir jau beveik buvo ties paleidimų gamybos ir tiesiog tas brandas pasitraukė iš Lietuvos, kaip tiesiog, ten tiesiog buvo aukštesnių jau brando kaip producerių jėgų, žinai, gale, kad tiesiog mes nespėjom iki tol, kol jis pasitraukė iš Lietuvos ir jau tas projektas jau taip beveik ir, žinai, mane tiek tam tų pinigų gaila, nes, žinai, aš gavau savo atlygį už tam tikrą padarytą darbą, tai viskas čia yra gerai, man liko audiniai, tai iš vis nerealiai, žinai, viskas yra labai gerai. Bet žinai, čia tas gaila, kur tu tikrai matei, tu žiauriai tikėjai tą idėją, tu žinojai, kad čia bus žiauriai gerai, plus man pačiai kaip mano vizitinė kortelė būtų buvus labai gerai turėti tokią projektą, plus jis buvo didelės apimties, tai man ir iš patirties pusės sukoordinuoti tokį didelį projektą, žinai, ten kostiumų, marškinėlių, ten, žodžiu, vyriškų, moteriškų drabužių būtų, žinai, labai būčiau norėjęs prisiliesti prie viso proceso ir gamybai, bet, dėja, neteko. Tai va šito labiausiai turbūt gaila. O daugiau, žinok, aš nesigailiu, aš kažkaip labai, žinai, aš neturiu to tokio gaulo, kaip turi būti ten, žinai, tunelio gale. Tai aš tiesiog einu ir žiūriu, ką kiekviena diena atneša, žinai, kaip kur pasisuks, žinai, kokias galimybės joje slypi. Tai tam ir faina, žinai, kad tada labai daug tų nusivylimų nepatiri, tu tiesiog džiaugiesi galimybėm, kad kažkokią galimybę gavai ir va, labai faina ją gyvendinti. Tu va labai fainos kolaboracijos su Giedre. Toks jausmas, kad tu esi jos tokia personal designer, personal stylist, kur atrodo, va, jinai, kai ją pamatai scenoje, jinai yra apie Kamilę, apie The Pose brand. Gal galim pažiūrėti jos sceninius rūbus iš arti, nes žmonės mato tik tais iš toli scenoje, o mes norim pažiūrėti čia. Tai tu sakai iš tikrųjų, kad kai žiūri į Giedrę, matai mane, bet nėra taip, kad tu nematai Giedrės. Tai vat mūsų kolaboracija tuo ir faina, kad, žinai, aš turiu idėjų, Giedrė turi savo labai aiškų skonį, estetiką ir mes vieną kitą papildom. Žinai, jinai ateina su Instagramo kažkokiu, žinai, ten tipo siluetu, bet aš sakau, bet žiūrėk, bet davai darom taip. Ir jinai, jo, ir jinai tada, bet medžiaga bus tokia, ir aš jo, bet siuvinėjimas bus toks, jo. Ir mes kiekvieną, žinai, mintis veja ir mes tiesiog on the go sukonstruojam, kaip viskas bus. Tai, pavyzdžiui, šiaip mūsų pirmas rūbas tai yra šitas, žiūrėk, čia realiai minimalizmas tik tai, kad žalias. Įsivaizduok, jis galėtų, čia nieko nėra realiai. Jis yra visiškai minimal kostiumėlis, tik tai, kad žalias. Tu sakai, aš nemoku minimal. Bet tai prieš kiek metų čia buvo?
Prieš gal 2 ar 3 metus, aš atsimenu, aš po naujako įsijungiau e-mailą ir radau ten Giedrės laišką, kad tipos e-mailą, net ne Instagram'e, aš radau Giedrės laišką, sveiki, aš labai žaviuosi jūsų kūrybą, dėlas pasiverks. Aš labai žaviuosi jūsų kūrybą, labai norėčiau kažką pas jūs pasigaminti. Ir žinok, ir man čia buvo tiesiog, nes man yra čia visiškai mano kūrybinis idolas, žinai, nes aš labai mėgstu tiesą ir organiką, kai žmogus yra toks, jisai dainuoja tai, koks jis yra, jisai atrodo taip, ką jisai dainuoja ir jisai visom savo ląstelėm yra vienis, žinai. Tai vat man Giedrė yra toks kūrėjas, aš savo pati esu toks kūrėjas ir dar mūsų, žinai, vaibas mečina. Tai va čia buvo toks kažkoks boom. Ir čia buvo toks pirmas, mes jį pasiuvom šitą kostiumėlį, po juo dėjosi šitas topas. Ir čia buvo pirmas toksai. Ir paskui gal turbūt po kelių metų jinai vėl kažkaip į mane kreipėsi dėl mamos apdovanojimo outfitų ir va, mes jį sukūrėm tokį. Ir čia irgi iš tikrųjų yra mano ėjimas out of the box, nes aš pirmą kartą pridėjau ir savo rankų darbą. Tai čia yra tokie nėriniai, kuriuos aš karpiau, dėliojau, komplektavau su tokiais blizgučiais. Kaip tik buvau tuo metu labai pasilgus pati rankom kažką daryti, žinai, nes aš dažniausiai tik sukoordinuoju projektą ir paskui tik važinėju, vežu medžiagėlį iš vienos vietos į kitą vietą. Tai buvo labai faina sėdėti studiją ir darytis, krapštytis prie šito. Čia yra Giedrės dainų žodžiai, šiek tiek perdaryti kai kurie ir mes jais papuošiam visą kostiumą. Ir va, ten visokių detalių. Man patinka, žinai, ne tik grinai ant rūbo dėti, bet kažkur, va, tarkim, per nėrinį persiūti. Čia irgi va, yra per nėrinį normaliai persiūti. Čia toks yra trashy, bet fancy. Man labai patinka drabužiuose balansuoti, žinai, ne kad viskas būtų slyg vienas stiliaus, bet miksuoti stilius ir kažkaip iš to mikso vis tiek į kažkokį galiausiai balansą išeiti, žinai. Turit kažkokių ateities planų su Giedre, gal kažką dar sugalvojot tokio, kaip sakyt, netgi peržengti savo kažkokius praeitus projektus ir nustebint publiką? Muzikinę grupę sukurt, žinai. Ne, juokauju. Mes iš tikrųjų, tai ką, neseniai paleidom marškinėlius, kolaboraciją padarėm, iš tikrųjų, kuri gimė būtent iš kostiumų. Nes, žodžiu, mes juos puošiam, aš labai pati mėgstu sloganus ir vairius užrašus ant drabužių. Ir aš jas mėgstu ne tik padaryti, kad tiesiog būtų, žinai, kažkokį šriftą užrašytų, bet kad tai atrodytų ar kaip piešinys, ar kaip logotipas, ar kažkas. Ir, pavyzdžiui, čia aš labai norėjau sukurti tokio 90-ųjų treningo vaibo, bet sceninį kostiumą. Ir Giedrė pasirašė šitą idėją, tai mes sukūrėm į tokį ir galvom, reikia ant galo kažkokio užrašo, bet ką, mes ten visko galvom ir galiausiai taip, tai artistė, žinai. Ir padarėm, aš jau turėjau šitą šriftą, čia yra irgi specialiai, čia yra Raimedo Latvio, man atrodo, irgi sukurtas specialus šriftas ir mes jį tiesiog užrašėm artistę. Ir paskui mes sukūrėm kolaboraciją marškinėlių ir tuos visus užrašus perkeliam ant marškinėlių. Tai žodžiu, žmonės gali, kurie prijaučia kūrybai, kurie prijaučia tam artistės vaibelį, žinai, tai jie gali irgi turėti dalelę Giedrės ir dalelę mano kūrybos ant savęs, kas yra per tokį labai paprastą kasdienį daiktą kaip marškinėlį. Nes, žinai, to sceninio kostiumo ne kiekvienas užsidės į ofisą ar į banką, žinai, bet marškinėlius su artiste po švarkeliu, why not? Man atrodo, visa Vilniaus gatvė penktadienį būna artistų pilna. Artistų pilna, tai grinai, visiškai. Tai va, tai žodžiu. Ir čia kas fainai, kad kažkaip, ir mes dar sugalvom tokį labai fainą dalyką, kad, žinai, pas mus labai visi viską nori kiekvieną kartą naujo, naujai, pompastiškai, kiekvieną kartą viską keisti ir vis kažką naujo. Ir mes sugalvom, tiesiog taip gavosi iš eigos, kad mes pradėjom kurti tos rūbus vieną kitą ir žiūrim, kažkaip jie tarpusavį mečina ir sakom, o davai ir kitus rūbus, kuriuos kursim, galvojam taip, kad jie tarpusavį derėtų jau su esamais. Ir taip mes kūrėm tokią sceninę kapsulę spintos, kur tuos rūbus jinai gali dėvėti daug kartų scenoje ir tai, čia Giedrės suknelė, žinai, ne tai, kad Giedrė tai su tokia, tai su anokia, tai su tokia, tai su lateksu, tai su maike, tai su tuo ir nėra, žinai, identity. Tai mums norėjosi kaip tik tokius, žinai, giedriškus dalykus padaryti ir kad jie kartu, žinai, galėtų būti. Nu, tai pavyzdžiui, žinai, tas švarkelis tikrai gali eiti su štai šortais. Čia švarkelis prieš 3 metus kurtas, šortai jau prieš, neseniai, žinai, tikrai gali eiti. Ir panašiai. Ir čia dabar dar labai fainas momentas. Žodžiu, šitą topą mes kūrėm iš tikrųjų, jis toks buvo po šitų švarkelių skirtas. Ir dabar, kai mes turėjom Kompensoje didelį koncertą, Giedrė sako, gali man padaryti užtrauktuką, kad visas atsisektų, ne tik kaklas, kad būtų patogiau. Ir aš pradėjau ieškoti užtrauktukų ir radau šitą ir galvoju, tai reikia daryti tokį bam, žinai.
ir tada pritvirtinau tokią uodegėlę, čia tokia aliuzija iš šleifo, čia toks šiuolaikinis šleifas. Ir šitą detalę scenoje netikėtai labai gerai suveikia apšvietime, nes jis tiesiog neonkiai šviečia, žinai, ir tu esi tokia fancy, čia biškai nusileidžia mano leidai, ir tu esi tokia, žinai, fancy, tokia biškai riteriško šarbo vaibo. Ir čia tas visas sijonas, ir tas toksai gana klasikinis įvaizdis, ne? Bet tas nugaroja toks, tipo, žinai, velnas odegoja. Kamiliškas, labai kamiliškas. Jo, toks, žinai, man patinka įdėti kažką tokią neįtemą, žinai, kad būtų toks, tarsi neturėtų čia būti, kažkas tokio triggerintų šiek tiek, pagautų žvilgsnį, nes toks būtų tiesiog, žinai, nebūtų jis toks įdomus, tarkim, be šitos detalės. Kamilė, pabaigai labai norėčiau tavęs paklausti, bet šiek tiek pareflektuoti pačiai su savimi. Prisimink save prieš, 20 metų ir esi tu dabar. Ką tu savo prieš 20 metų būtum palinkėjus, būdama dabar ta Kamilė, The Post brand įkūrėja, ką tu galėtum savo palinkėti? Arba ką daryti, ar ko nedaryti, ar kokių galimybių nepaleisti. Ką tu galbūt nepadarai gyvenime, būdama jaunesnė, ką dabar galvoji, kad būtų gerai žinoti. Šurpai man eina nuo šitų klausimų. Bet man atrodo, kartais gerai savo duoti tokius klausimus tam, kad suprasti iš tikrųjų, tu per tokį klausimą tiesiog gali prisiminti, kiek daug dalykų padarai ir kad niekada nėra ta riba, kad tu jų nebegali padaryti. Jo. Tai ką, prieš 20 metų man buvo 16, tai aš sakyčiau savo tiesiog varyti ir pasitikėti savim, žinai, pasitikėti savim, nieko neklausyti. Aš nėra, kad labai klausiau, aš visą laiką, žinai, aš niekada nieko neklausydavau, aš išklausydavau jo ir varydavau toliau, darydavau tą, ką man reikia. Bet gal tiesiog ir nelaukti niekano palaikymo ir nesitikėti, kad kažkas ten tave palaikys ar nepalaikys, tiesiog varyti, daryti ir tikėti tuo, ką tu darai ir galbūt matyti save ne per kitų žmonių prizmę, kaip jie, žinai, tau sako ar mato, nes aš turbūt tokia, žinai, irgi labai daug per kitus žiūrėdavau, ką kiti pasakys, kažkokį nonų, žinai, kažkam įspūdį padaryti norėdavosi, žinai, ir panašiai, o kažkaip varyti savo pagal save, kad savo įspūdį palikti, žinai, o ne kažkam atitikti kažkokią normą ir panašiai. Tai aš tikrai turbūt savivertę savo didesnės palinkėčiau ir kurio, žinai, turbūt daug ir sutrukdė gyvenime tas, kad tu daug savim nepasitikė, žinai, ir tu vis jautiesi nevertas ir vis galvoji, ačiū, kad mane pasirinkote, o ne, taip, mane pasirinko, nes norėjo manęs, žinai, man čia tik neseniai atėjo toksai, kur, žinai, sėdėjau prie bendro stalo su kitais renginio organizatoriais ir aš pirmą kartą pajaučiau tą jausmą, kad šiaip tai aš esu komandos narys, iš tikrųjų legit, žinai, nes mane pasirinko, nes norėjo mano darbo, nes man visą laiką atrodavo, kad mane kažkaip netyčia patiko, nes nebuvo nieko kito, žinai, nes kažkas negali, man visą laiką atrodavo, kad mane netyčia išsirinko, žinai, ir man dabar čia reikia įrodyti, kad aš verta, žinai. Tai aš gal kažkaip palinkėčiau savivertę nuo anksčiau pradėti atkreipti dėmesį, kas yra savivertė, kaip ją užsiauginti, nes tai tikrai kūryboje, ypač drabužių ir madoje, tai labai padeda, nes reikia tokios stiprios kurios reikia tiek daug jėgų ir kad tu iš tikrųjų nepasiduotum, eitum toliau ir kurtum ir galėtum iš to iš tikrųjų pasidaryti savo gražų gyvenimėlį. Ir ką tu savo palinkėsi turėti jau senatvėj, kai būsi sena, pakvaišusi, senutė, mūsų naujoji rožytė. Juokauju, iš tikrųjų, ką tu norėtum savo palinkėti ateičiai, kokių pasiekimų, kad tu, kai būsi jau vyresnio amžiaus moteris, kad tu galėtum pasakyti savo vaikams, savo anūkam, kad aš velniškai didžiuojuosi savimi ir būti jiems gerų pavyzdžių. Ką tu savo palinkėsi ateičiai? Aš iš tikrųjų neturiu kažkokio highlighto, kad man reikia užkariauti kažkokią viršūnę ar pasaulį. Aš tiesiog noriu daryti tai, ką mėgstu, galėti iš to oriai gyventi ir leisti savo gražų gyvenimą iš to. Ir norėčiau senatvėje tiesiog būti sveika, laiminga, gyvybinga ir to būtų, nežinau, užtenka. Tai tą pabaigai aš žadėjau, kad aš padovanosiu tau savo knygą, nes aš tikiu, kad kiekvienas kūrėjas tiesiog privalo ją turėti savo lentynoje. Ar kai jam žiauriai gerai sekasi atsiversti ir dar kartą įsitikinti, kad tu kietai varai, arba kai tave užklups kažkokia sunki situacija, arba tiesiog sunkus laikotarpis gyvenime, kas yra visiškai normalu, nes mūsų gyvenimas yra cikliškas ir nebūna taip, kad tau visą laiką sekasi, tiesiog būna momentų, kai tu perdegi, jautiesi
kažkoks galbūt, ne tai, kad neįvertintas, bet nepilnatvėje su savimi. Tai jeigu bus pas tave toks momentas ir tu pajausti, kad tau reikia manęs šalia, aš visada būsiu čia ir tavo mėlynas pavojeliškai tinka. Tai žodžiu, Kamilė, didelių tau tikslų įgyvendinimo, didžiulių svajonių ir kad senatvė nebūtų tik sveikata, pilnatvė, bet kad būtum ta punk rockerė, ta pati Kamilė su ryškiais drabužiais, su tokiu pačiu užsidegimu ir su tokia pačia vizija meno formos ir pasaulio aplink save. Tai to tau ir noriu palinkėti. Ačiū tau labai, ačiū. Dėkoju. Nu ką? Tai tikiuosi, kad savo užduotį jūs įveikėte, jinai tikrai nebuvo sudėtinga, bet jeigu vis dar nepaspaudėte subscribe, tai labai norime jūsų paprašyti tai padaryti, nes būtent jūsų palaikymas, jūsų žiūrovų, tie, kurie yra su mumis ir jau 2 metus mus žiūri, tai mums labai svarbus yra tas augimas ir jūsų palaikymas. Todėl nepatingėkite ir paspauskite mygtuką subscribe, nes tik dėl jūsų mes kuriame. Iki.